Sveiki. Praeitoj laidoj kalbėjau apie stukačius. Ir baigiant priejau minties, kad neduok Dieve Lietuvoje atsikartojus Ukrainos scenarijai, tas stukalinimas labai lengvai gali peraugti tiesiog fizinį susidorojimą su esamam politiniam režimui neparankiai žmonėm. Tai yra taip vadinamų kabutėse vatnikų žudynės. Ir padariau užuominas tiek į pokario trėmimus, tiek ir į žydų genocidą. Šiandien ir pakalbėsiu atitinkamą temą. Kabutėse žydšaudžių tauta. Genocidas, tremtis, dabartis. Šiuolaikinių kabutėse patriotų genezė. Iškart pridursiu, kad žodį žydšaudžių tikslingai rašau kabutėse, nes puikiai suvokiu, kad ne visi lietuviai buvo žydšaudžiai. Kaip kad ne visi lietuviai buvo, yra ar bus stukačiai. Čia kalba apie labai specifinę mūsų tautos dalį, mūsų visuomenės dalį, kuri dėja, bet buvo pakankamai žymi ir išlieka pakankamai žymi ir kuri, mano manimu, vis stiprėja ir auga savo santykinių politinių svorių. Ir būtent dėl šios priežasties aš esu priverstas, nori ar nenori, bet apie ją kalbėti, nes tai yra problema, kurią būtina pažinti, būtina suprasti ir pasidaryti išvadas. Taigi čia mane domina, sakykime, žydšaudystė kaip tam tikras socialinis reiškinys. O kam įdomios nesąmonės iš esmės, tai visi lietuviai čia niekšai, padugnės, žydšaudžiai ir taip toliau, tai ieškokite tokių išvedžiojimų pas vadinamos holokausto industrijos atstovus. Tai yra pas žmonės, kurie profesinių lygių užsiema, šiuo atveju neapykantos tarp lietuvių ir žydų tautų kurstymų. Čia ne tas atvejis. Čia yra bandymas pažvelgti į šiuolaikinės mūsų problemas per tokią, sakykime, istorinę ir istorinę filosofinę prizmę. Tai kam įdomu tai, kam reikalinga tai, prašom, žiūrėkit, klausykit šitą laidelę. Tai pasakęs, jau pereinu prie pačio dalyko. Taigi, manau, visi žinosit, kad 41 metais vokiečiai užpuolė Tarybų sąjungą, pradėdami taip vadinamą Barbarosos operaciją. Ir dalis lietuvių juos pasitiko kaip išvaduotojus, kaip gelbėtojus. Tai toli gražu nebuvo kažkokie vaikučiai, senukai ar moterėlės su gėlytėm. Tai buvo ginkluoti ir organizuoti vyrai. Vyrai iš organizacijos pavadinimu Lietuvių aktyvistų frontas. Ši organizacija buvo tiesiogiai kuruojama, finansuojama ir ginkluojama, žinoma, tų pačių vokiečių. Vadovaujama iš Berlyno, ten tuo metu buvusio lietuvio diplomato ir karininko Kazio Škirpos. Per vokiečių okupacijos laikotarpį, tai yra laikotarpį nuo 41 vasaros iki 44 metų, iš prieš tai Lietuvoje gyvenusi apie 200 tūkstančių žydų, liko mažiau kaip 10 tūkstančių. Tai skaityk, buvo sunaikinta virš 90 procentų, apie 95 procentai Lietuvos žydų populiacijos. Ir yra faktas, kad tai pagrinde padarė ne vokiečiai, o patys lietuviai. Tai buvo padaryta lietuvių rankomis, o tokia tikslesnė formuluotė. Nes vokiečiai, aišku, tam sudarė puikiausias sąlygas, jie tai skatino, jie tai kurstė ir tai buvo dalis jų politikos. Bet reikia paklausti, o kas tie lietuviai, kurie tai darė? Ir iš karto reikia pažvelgti tą patį Lafą. Kai vokiečiai išvijo tarybinę armiją iš Lietuvos, Lietuvoje valdžią perėmė kuriam laikui tie patys lafininkai, sudarė savo laikiną vyriausybę ir ėmėsi susidorojimo su jiem neparankiais žmonėm. Ir aišku, pirmam plane čia bus komunistai, tokie kairieji.
bet ir grinai tautiniu pagrindu bus ir žydai. Lietukio garažas, jei ką, čia tas jau viską vainikuojantis simbolis. Ir faktas taip pat yra, kad kai vokiečiai pralaiminėjo, atitinkami veikėjai, kurie galėjo, bėgo į vakarus, minėtasis Kazys Škirpa sėkmingai pabėgo į Ameriką ir jau Amerikoje sėdėdamas parašė knygutę Sukilimas. Ir ten jis bandė aiškinti, kad suprantat, mes ne nacijai, mes tiesiog lietuviai tautiniai patriotai, buvom tarp kūjo priekalo, tarp Stalino, Hitlerio ir siekdami tos Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės buvom priversti rinktis mažesnį iš dviejų blogybių, kuri, aišku, buvo Hitleris. Ir išėjo, kas išėjo, suprantate. Daugmaž tokios pat argumentacijos laikosi ir tiek Škirpos, tiek Lafo ir apskritai šitų veikėjų šiuolaikiniai apologetai. Ar tai būtų kai kurie konservatorių partijos vadinami talibai, ar visokie istorikai, ar Sinicos, Radžvilai ir panašus. Nacionalistiniai veikėjai mūsų. Bet jiem visiems ir tada, ir dabar būdingas, sakyčiau, toks niekšiškas bailumas ir veidmainiškumas, nenorint tiesiog atvirai pripažinti tikrųjų savo motyvų. Tai yra, jei mes atsiversime pačią Lietuvių aktyvistų fronto ideologinius dokumentus, tame tarpe jų programą, jų proklamacijas visokias, kur beje viskas yra puikiai surinkta tokiam istorinių dokumentų rinkinyje Holokausto išvakarėse, kur labai rekomenduoju skaityti tiem, kas nori studijuoti šitą temą. Tai antisemitizmas visiškai neslėpamas, viskas atvirai, juoda ant balto surašyta. Pagaliau galima žiūrėti, kad ir pokarinės publikacijos. Vienas didžiausių, atseit didvyrių šitų antitarybinių rezistentų ir lafininkų ir panašiai. Jonas Noreika, taip pat žinomas kaip generolas Vėtra. Dar vokiečiam neatėjus, parašė brošiūrą Pakel galvą lietuvių. Joje irgi visiškai atvirų tekstų kalbama apie tai. Tų žydų per daug, jie čia viską užgrobė, reikia juos patraukti šoną. Lietuva lietuviams, suprantate. Su visom iš to išplaukiančiom pasiekmėm. Bet jie nepasako atvirai savo pažiūrų, jie nepasako atvirai, ką jie galvoja. Jie išsisukinėja ir net bando užimti aukos tokią poziciją. Ir sakyčiau, tai iš vis būdinga rytų Europos tiem fašistėliam, naciukam, kurie, kai sakau rytų Europos, tai pats ryškiausias pavyzdys būtų ta pati Ukrainos banderovščina. Tai skirtingai nei kai kuriem idėjiniam naciam, kur iki mirties buvo Hitleriui atsidavę, tai pas juos nėra absoliučiai jokio garbės kodekso ir tokio, kaip pasakyti, kario etoso. Tai grinai galvažudžiai. Nes, apie dalį hitlerininkų, tai tamsa, blogis, bet tai buvo tamsos riteriai, kaip iš populiaraus amerikoniško žvaigždžių karų filmo. Tamsos lordai, tamsos riteriai. Tamsos, bet riteriai vis tiek kažkokius dar principus savo turėjo. Čia, sakau, elementarus galvažudžiai, daugiau nieko. Ir kai pasižiūrime, jau į tą masę žmonių, masę liaudės dėja, kuri įsitraukė į tą krūviną orgiją žudynių. Tai reikia paklausti, kodėl jie darė tą, ką jie darė. Kas juos motyvavo? Kodėl jie ėjo tiesiog žudyti savo bendrapiliečius, savo kaimynus ant galo? Šitas klausimas, jis nėra, kaip pasakyti, jis nėra šiaip savo, jis nėra tarp kitko, jis yra esminis. Ir jis labai labai glaudžiai susiriša ir su vėlesniais pokario trėmimais.
Tai jeigu pasižiūrime į kritinę masę tų LAFO šalininkų, kurie dalyvavo pogromuose, dalyvavo masinėse žudynėse, tai ir buvo realiai banditai, kurie naudojasi galimybę užmušti greta gyvenusi žmogų ir užvaldyti jo turtus. Ir kas paradoksalu, tai palyginti menkus turtus. Nes tie žydai, kurie iš tikrųjų buvo turtingi, įtakingi ir tie, kuriem būtum galėjęs pateikti kažkokią sąskaitą dėl jų, sakykime, nešvarių kokių darbelių prieš paprastą liaudį. Tai likimo ironija, jie visi buvo ištremti į Sibiro glūdumą tos šitų veikėjų nekenčiamos tarybinės valdžios. Jie buvo ištremti. Ir būtent toji tremtis išgelbėjo didelę dalį prieškario Lietuvos, tiksliau tarpukario Lietuvos, tos žydų buržuazijos. Juos išgelbėjo tarybiniai trėmimai. Kas kita tema, bet tiesiog įdomu tai pastebėti. O buvo žudomi paprasti smulkus prekeiviai, amatininkai ir elementariai vargšai žmonės. Jie buvo žudomi 100,000. Jie buvo žudomi iš gobšumo ir tokio sugyvulėjimo, sužvėrėjimo. Bet maža to. Yra iš tikrųjų pas daugelį mūsų žmonių, mūsų lietuvių, toks latentinis antisemitizmas. Tai yra tokia nuostata, kad gal ir nereikėjo maždaug žudyti, gal ir blogai, bet gerai, kad sulietuvino miestus, buvo ten žydų per daug, tų dabar etninė sudėtis grynesnė. Tokia mintis pas daugelį yra. Tiesiog vėlgi, atvirai nenori išsakyti, veidmainiauja, žaidžia, nes tai politinė korektiška. Bet už uždarų durų, kad ir tam pačiam Adolfui dėkoja. Ir jei pasižiūrim iš esmės, tai susiję su dar platesnė tokia problema, kad dauguma lietuvių net ir nelaiko žydų genocido Lietuvos sava tragedija, tai yra bendra visos Lietuvos tragedija. Jie tai tiesiog laiko, čia žydų tragedija, žydam nepasisekė, žydus nuskriaudė. Ir kas negerai su tokiu požiūriu? Negerai su tokiu požiūriu yra ne tai, kad čia reikia dabar bučiuoti tam tikrą vietą žydui dėl to, kad jis žydas, pataikauti žydam, pataikauti tam pačiam Izraeliui, kuris, patylėsiu, kokiais dalykais užsiminėja. Ne. Reikalas yra tas, kad jeigu tu ar tavo tautiečiai padarė kažką tokio siaubingo, čia yra baisi nuodėmė, čia yra baisi dėmė ant tavo tautos garbės. Tai yra didžiulė gėda. Tai yra niekšybė. Ir turėtum įsiaiškinti, kas su mumis negerai, kad mes tai leidom. Kad mes leidom tam įvykti. Čia žmonės gyveno, tie patys žydai, jie čia gyvena 700 metų skaityk. 700 metų čia gyveno. Kaimynai buvo viską. Paėmė ir žudė. Tai reikia pasižiūrėti veidrodį ir pabandyti analizuoti, kas ne taip. Kodėl? Aišku, tai atskira tema, kurią vertėtų atskirai lukštent. Čia aš tik apsiribosiu esminių pastebėjimų, kad visa tai remiasi, sakyčiau, nužmoginančių požiūrį į tą kitą žmogų, į tą kitokių žmonių grupę. Tai žydai ne mes, žydai ne lietuviai, žydai ne krikščionis, ne katalikai, tai jie, žodžiu, jie kažkokie netokie. Tai suprask, juos galima naikinti, juos galima skriaus, ar bent jau su jais galima elgtis. Ne taip, kaip su mumis. Mes tai jaučia pilnaverčiai. Ir va čia ir yra visa problema. Raudona linija tikroji ir yra, kai tu žiūri į žmogų, nebe kaip į žmogų, o kaip į mėsgalį kažkokį, kur tu gali imti ir pjaustyti. Ir utilizuoti tam, kaip tu nori. Vat kur yra raudona linija. Arba bent kur ji turėtų būti brėžiama, kur nepriimtina, kategoriškai. Čia nepriklauso nuo politinių pažiūrų, nuo tautybių, partijų, nieko. Tai turėtų būti labai griežta. Ir problema, kad tos raudonos linijos, jos trūksta. Ir dabar, jeigu eisim prie sekančio punkto, tai pokario trėmimų, pasižiūrėkim. Tai, aišku, yra labai prieštaringa, ne vienareikšmė tema.
tema, kuri dabar yra politiškai cenzuruojama, todėl negalima, kad ir šitoj laidoj viską, sakykime, atvirų tekstų išrėžti, bet pasakykime taip. Dalis tų, kurie buvo represuojami po karo, jie ir buvo represuojami ryšium su savo ryšiais, savo santykiais su tuo, kas buvo daroma per karą. Tai yra ryšium su kolaboravimu su nacistais, ryšium su tų pačių žydų ir ne tik žudimu. Bet labai ir labai daug nukentėjo absoliučiai nekaltų žmonių. Absoliučiai nekaltų. Ir tai yra niekaip nepateisinama. Tu gali tai bandyti suprasti ir gali suprasti tomis istorinėmis aplinkybėmis, sudėtingomis, tragiškomis, bet tai nėra pateisinama morališkai. Ir jeigu pasižiūrėsime į tipažą, tų, kurie skundė, tai yra stukalino tuos nekaltus žmonės, savo kaimynus, kuriuos išvežė. Tai lygiai to pačio žydšaudiško tipažo žmogienai. Tai žmogienai, kurie pilni pagiežos, pilni pavydo, susireikšminė, įsivaizduoja, kad mes kažin kas, ir jeigu kitas žmogus pažeidžiamas, jeigu jis neduok dievę ant menčių parblokštas, akurat jie mato galimybę, kaip tą žmogų pribėgti prie jo, suspardyti ir iš jo viską atimti. Tai tie skundimai pokariniai ir vyko tam, kad užvaldyti svetimą turtą. Apgailėtinai menka, ubagiškas, kai tik turtą, bet visgi turtą. Tam, kad uzurpuot tai, kas ne tavo. Tai ir viskas. Ir užtaisas sadizmo ir gobšumo lygiai tas pats, absoliučiai tas pats, kaip su žydšaudystė, kaip su žydais. Nieko jis nesiskiria. Ir dabar man ateina į galvą pavyzdys toks. Buvogi mūsų lietuvių keliautojas, mokslininkas nusipelnęs Antanas Poška, apkeliavęs didžiulę dalį Eurazijos, iki Indijos nusibeldęs, Afrikoje keliavęs ir visą tai aprašęs. Ir jisai per karą su jokiais nacistais nieko bendro neturėjo ir dargi slėpė, gelbėjo nuo mirties minėtosius žydus. O bet tačiau, pokario metais, kai atrodo taika, viskas gerai, gražu, tarybiniai Lietuvoje Juozas Žiugžda, istorikas, tuo metu dirbęs prie kultūros ministerijos, nusprendė, kad iš bibliotekų reikia atsikratyti buržuazinių, tai yra smetoninių tuo laikotarpiu leistom knygom. Ir sako, reikia išmesti. O Poška kaip tik dirbo bibliotekoje. Ir Poška atsisakė vykdyti šį, mano manimu, visiškai absurdiškai, idiotiškai įsakymą. Ryšium su kuo buvo apkaltintas ten baisiausia antitarybinė veikla ir ištremtas ilgam į Azijos glūdumą. Puikiai iliustruoja šitą tendenciją. Aš tiesiog noriu pabrėžti, kad čia tai eina iš visų pusių, tiek iš raudonos, tiek ir iš tos baltos nacionalistinės. Čia tokia bendra problema. Ir jeigu mes pasižiūrėsime dabar į tuos, kurie išgyveno tuos trėmimus ir represijas, kalbama pokarinio laikotarpio, tai aš pastebėjau, kad tie, kurie tikrai buvo visiškai nekalti žmonės, tai paprastai rusofobijos tos visos ir viso šito marazmo dabar vyraujančio. Ten, kad rusai ten blogi, ten, kad ta Tarybų sąjunga ten absoliutus blogis ir kad ten nieko gero nebuvo ir kad čia taip panaip. Tai jiem nebūdinga tai. Atsimenu dar vieną tremtinį jau, kur teko garbės pažinot, amžinatilsį rašytoją Rimantą Greičių. Tai savo pažiūrom, sakyčiau, tokį tikrą, gerą to prasme tarybinį lietuvį ir tarybinės Lietuvos patriotą, kurio tėvai
kartu su jo vaiku buvo irgi dėl panašaus absurdo kaip Poška tiesiog ištremti į Sibirą ir visiška nesąmonė. Bet paklausyk, ką kalba mūsų šitie landsbergistai ir fašistuojantis veikėjai iš vienos pusės ir ką kalbėjo, ką rašė Greičius ir koks tai žmogus, nesulyginama. Tiesiog nesulyginama. Ir dabar pereinu prie dabarties. Dabartis yra ta, kad tas tipažas žmogaus, kuris šaudė žydus, kuris Stukalino, tai yra melagingai skundė savo kaimynus po karą. Tas tipažas niekur nedingo. Jis gyvuoja ir jis net bujoja. Jis yra skatinamas valdžios, jis yra kurstomas. Didelė dalis tų, kurie eina į Šaulių sąjungas visokias ir panašiai, aš nebejoju, dalis jie nuoširdžiai tikėjo tuo, kas jiems sakoma, kad čia už Lietuvą, visuomenės, tautos labą ir taip toliau. Bet tarp jų netrūksta ir atitinkamos, sakykime, dvasinės struktūros atstovų, atitinkamų veikėjų. Ir kai ateis ta vadinama valanda X, tai kai kurie iš jų, tiek Šaulių sąjungoje, tiek komendantūrose tose, jie net neslėpia, kad jie eis medžioti tų vadinamų vatnikų. Ir tai nebūtinai reiškia kažkokius diversantus, ten dar kažką. Tai reiškia elementariai suvedinėjimą sąskaito ar su tavo asmeniškai nepatinkančiai žmonėm, ar su kažkuo, kieno politiniai požiūriai nepatinka. Kaip pavyzdį, pasižiūrėkim. Turim Šarūną Jasiukevičių, kuris atvirai kursto neapykantą tiek prieš rusus kaip rusus, tiek prieš vadinamus vatnikus Lietuvoje. Turim Bartkevičių, liūdnai garsėjantį, kuris išmatas nešė prie rusų ambasados, tyčiantis iš teroro akto aukų žuvusių Maskvoje, kurie, reikia pabrėžti, civiliai, nieko bendro su jokiu karu ten neturėjo. Ir kuris dabar paskutiniu metu viešai čia išsidirbinėdamas, skaityk, ragino sušaudyti pilietį pravardę Celofanas. Patinka tau Celofanas ar ne? Man visiškai nepatinka, bet kodėl nekeliama baudžiama byla šitam Bartkevičiui už tai? Tai gal todėl, kad tas mentalitetas ir yra, kaip sakau, jis yra skatinamas, jis yra propaguojamas. Tai kitaip tariant, jeigu žiūrėti žydšaudystę ir į žydšaudžius ne kaip tik tai to laikmečio 41-44 metų tragišką tokį šlykštų įvykį, faktą, bet žiūrėti tai kaip į fenomeną, kuris peržengia to laikmečio ribas, tai jis gyvas ir šiandien. Ir jis tik laukia momento išlysti ir vėl atgimti. Jis to laukia. Ir tą reikia pripažinti. Reikia suvokti, kad mūsų visuomeniai, mūsų tautoje šita tendencija yra labai stipri, kad jis stiprėja. Reikia pagalvoti, kam paranku, kad jis stiprėtų. Kas ir kodėl kursto tai. Apie tai siūlyčiau pamastyti. Ir aišku, primiktinai siūlyčiau tuo neužsikrėsti. Į jokią pusę. Į jokią pusę to nekreipiant. Tai yra, netgi jeigu mes ir esame prieš juos, šituos vadinamus kabutėse patriotus, kurie ir yra dvasiniai palikuonis mūsų aptarinėtų pašlemėkų. Tai žiūrėkim patys, netapkime tokiais kaip jie. Nes tada visos mūsų kovos ir pasipriešinimai neteks prasmės ir, sakyčiau, ir moralinio pagrindo. Tai tokios būtų mano mintis šį kartą. Dėkoju, kad klausėt, dėkoju, kad buvot kartu ir atsisveikinu iki sekančių laidų. Iki.